Sveiki visi užsukę į mano kanalą Cross Stitch Vaikai. Mano vardas Agnė ir aš šiandien jums parodysiu savo kovo mėnesio ataskaitą. Kovo pradžiai aš turėjau kaip ir vieną video su savo visais tentais, ką nuveikiau per savaitę ir panašiai. Paskui aš turėjau vieną video su savo sandėliuku, dėžė numeris 3. Šiandien aš filmuoju kovo 30, bet jau esu nufilmavusi ir 4 dėžę ir ji yra jau YouTube, bet bus prieinama žiūrėti tik tai balandžio 1. Ir aišku, aš jau esu pradėjusi tai, ką žadėjau balandžio mėnesio mažinam sandėliukus projektui. Tai šiandien kaip tik pamatysite tai, truputėlį gal keistai atrodys, kad aš video, kuri pasirinkimas mano bus ten parašyta, pasakyta ten taip po 3 dienų, kaip ir po 2 dienų, o aš jau esu pradėjusi tą darbą. Taigi šiandien būtų mano kovo mėnesio pabaigtukai, pajudėję darbai ir pirkiniai. Tai vat, būtų štai tokia sapnų gaudyklė. Ši sapnų gaudyklė man jau jinai buvo baigta ten ir panašiai, bet aš ją visą tiesiog surinkau. Kita pusė atrodo taip, ji tik apsiūta. Greičiausiai bus siuvinėjama dar ir ta nugarėlė. Nors iš tikrųjų ta nugarėlė jinai būna prigludusi ir sukasi tik tai šios dalys. Tai vat, šios dalys yra padarytos abipusės, tos kaip ir neapsimoka, jos tiesiog visiškai nesimato. Tai va štai tokia sapnų gaudyklė. Mano pirkiniuose pamatysite kitą sapnų gaudyklę ir aš ten papasakosiu, kodėl būtent šios aš nedariau taip, kaip darysiu tą sekančią. Taigi, dar vienas mano pabaigtukas būtų štai toks Keep Calm and Cross Stitch. Tai buvo mano kovo mėnesio pabaigtukas iš mažinam sandėliukų. Apie šį darbelį aš daug nesiplėsiu, kadangi apie jį pasakojau prieš tai buvusiame kovo mėnesio video. Ir tiesiog aš parodysiu, įdėsiu nuorodą apačioje, kad galėtumėte tiesiog pamatyti daugiau apie jį, jeigu jums, įdomu. Tai vat būtų štai toks Keep Calm and Cross Stitch, tai būtų mano puošmena mano kambariui. Jis dar neįrėmintas, kadangi, kaip pasakyti, tiesiog norėjau dar kartą nufilmuoti vien tam, kad parodyti mėnesio pabaigtuką. Nežinau, ar rėminsiu dabar būtent šiais metais, kadangi dar manęs laukia ir metų ataskaita. Tai kažkaip, jeigu rėminsiu stiklu, ten paskui viskas blizga ten ir panašiai, tai būtų gan keista filmuoti. Juolab, kad telefono visas vaizdas yra pakankamai ribotas, ten per daug su juo nepavaikščiusi, nes, kratosi ir panašiai. Tai interjere kaip ir parodyti negaliu, nes viskas yra rėminta paprastu stiklu ir tiesiog viskas visur atsišviečia. Tai vat, tai būtų štai toks. Apie jį galima bus plačiau pažiūrėti kitame prieš tai buvusiame video. Na ir toliau seka mano toks pajudėjimas. Pirmiausia, aš jums parodysiu 2 darbus, kurie neįėjo į jokius projektus. Įėjo vienas iš jų, bet vis tiek parodysiu. Žodžiu, parodysiu tai, kas buvo siuvinėta mano laisvo laiku. Ir vis dėlto man aktualu dabar tą abėcėlę siuvinėti, kadangi mano dukra pradėjo, kaip ir jau rašyti ir panašiai ten mokykloje ir ten tie žodžiai, anglų kalboje visi suprantam, kad ten yra daug variacijų, ten kaip kas, ten kaip GH, ten kartu skamba ir ten GHT ir panašiai. Žodžiu, man šitos abėcėlės vis dar labai reikia ir todėl aš grįžau prie jos ir padariau 2 šitas raidės per 1 dieną. Dar nieko čia BS nepadariau niekur, bet, tikiuosi ilgiau prie jos pasėdėti, kadangi iki balandžio 5 aš dar turiu labai daug laiko praktiškai. Šiandien ir rytoj aš dirbu, tai
turbūt, kad nesiuvinėsiu, nebent siuvinėsiu tai, kas yra labai lengva, o man nepatiko visiškai siuvinėti ant Zweigart 18 kaunto aidos. Ir man iš vis 18 aida pradėjo nebepatikti. Nežinau, kodėl Dimensions aida gal nekeitesnė, gal kaip dėl to gaunasi gražesni kryželiai, bet vat būtent Zweigart 18 aida man tiesiog ne. Gal dėl to, kad jinai dažyta, gal kaip, nežinau, aš bandžiau visas adatas, visų dydžių adatas ir 24, 6 ir 8 dydį ir taip toliau, ir man vis tiek kryželiai gražiai negula. Tad kaip tokiam labai naudojamam nuolat darbui, manau, bus kaip tik tie kryželiai. Na, gal jie pasipūs kiek nors po skalbimo, bet tikrai man nepatinka jie. Nėra patys gražiausi. Ir taip, 18 aida man ne. Optimaliausia, manyčiau, būtų 16 kaunto aida, kaip ir eina pagrindė Belfastas ir Murano ir panašiai. Na, nežinau. Tai va, štai tiek būtų mano alfabeto, abėcėlės. Tikrai reiktų padaryti kuo greičiau, nes mes naudojam, kol dar netėjo vasaros atostogos, nors greičiausiai bus naudojama tik tai nuo rugsėjo. Ir štai dabar prieš save matote dar vieną tokį projektėlį. Projektėliui skirtą, tai būtų apie tai, ką kalbėjau, mažinam sandėliukus. Ir nežinau, ar įmanoma jau atspėti, kas tai yra. Na, bet man teks vis tiek parodyti, kas tai yra. Tai yra Dimensions Paris Market, štai toks, minėjimas ant 18, tačiau matosi iš karto skirtumas, kryželiai daug gražesni ir pusiniai ir visa kita, tiesiog nežinau kodėl, bet ant Dimensions aidos man tiesiog daug gražiau gaunasi. Na ir štai toks būtų darbelis. Norėjau spalvų, tikrai daug spalvų norėjau ir aš jas visas gavau, kurias norėjau. Ir nusprendžiau siuvinėti įstrižainėm, parkuoti. Kaip žinia, parkavimas įstrižainėm ir kylant į viršų geriausiai būtų nuo dešinio apatinio kampo. Tai aš taip ir pradėjau, pas mane yra jau vat, štai toks kampelis. Čia. Išsiuvinėtas ir jis atrodo štai taip. Įstrižainės, taip, aš turiu dabar 3 įstrižainės, 4 iki pusės ir žadu tiesiog pasibaigti tą vieną. Man greičiausiai teks siuvinėti tik iki pusės, todėl aš parkuosiu įstrižainėm taip vat iki pusės. Na, niekur neskubant į mėnesį po vieną įstrižainę galima tiesiog gan neblogai stumėti su darbu. Na, galima 2 įstrižainės padaryti, tarkim. Bet tai yra mano balandžio mėnesio pradėtukas, nors dar yra kovo 30, bet aš kaip ir pradėjau dabar, kadangi, na, laisva savaitė, kodėl ne. Ir taip, dar turbūt aš pasiuvinėsiu, pabaigsiu tą visą pilną įstrižainę ir galėsiu keliauti prie sekančių savo darbų. Dar projektui neįeinantys darbeliai, tai buvo žarptyca, vat ledus tokius pradėjau, čia keli siūliukai, irgi tik tai pabandymui atsikasti, kaip sakoma. Na, aš jų niekur neskubu, aš su jais niekur nelenktyniauju, ar jokių projektuose neturiu, tad jie tokie yra lengvučiai, dėl vietos neužima organizacija, tai kodėl ne, tiesiog pradėjau ir tiek. Ir pasiuvinėsim. Tai būtų magnetai, 22 spalvos, na, aišku, kodėl šitie daug turi spalvų. Vat, štai toks. Dar vienas mano pradėtukas štai tokioj dėžutėj. Mano visi pradėtukai turi savo rūšiuoklės, tad nenustepkit. Aš pradėjau štai tokį žarptycos. Taipogi ant plastikinės kanvos ir pas mane yra padaryta štai tiek. Čia vieną prisėdimu, tiesiog paėmiau tiek ir padariau.
Na, praktiškai dar čia ta balta spalva žymės, dar čia šiek tiek, na ir biesas. Biesas tai yra pakankamai toks rimtas. Vat. Labai nustebau dėl spalvos pačios vat, vėliavos, nes jinai kaip raudon turėtų būti tokia. Čia tokia koralinė raudona. Na ir mano beveik visas Eifelis baigtas. Bus magnetėlis. Tai būtų štai toks mano progresėlis. Šitie du nebuvo rodyti mano angliškam video. Bet tai tiek tos. Atidedam ir Dimensions Paris Market. Ir toliau yra mano rožių vainikas. Taigi rožių vainiko, aišku, aš padariau iki pat pusės. Dabar man reikia tik tai čia visur BS padaryti, kadangi nieko nedariau paskui, žadėjau savo, bet pasidėjau ir tiek. Tai išsiuvinėjau visą šitą dalį čia. Čia subiesinau šiek tiek, dar čia reikia žalius supiesinti ir panašiai. Padariau Lazy Daisies ir ne tas spalva. Aišku, na, bet nežinau, ardyti ar neardyti, gali būti ten viena pusė ir tokia, nieko baisaus. Ir galiu oficialiai pranešti visiems, kad aš nekenčiu Lazy Daisy. Man prancūziški mazgeliai sukti yra be problemos, bet vat Lazy Daisy aš nemėgstu. Vat. Tai vat mano būtų pusė jau padaryto vainiko, galima susibiesinti, praktiškai kitą mėnesį aš turiu padaryti jo 500 tik tai kryželių. O čia buvo padaryta 4000 su trupučiu. Vat, ir, na, tikiuosi, labai greitai atsiskaitysiu ir tiesiog darysiu visą BS, nes man reikia jau vynioti žemyn. Tai vat, mazgelių vis dėlto aš nedarysiu, nes bijau, kad jie susigadins užvyniojus. O ten papildomai medžiagų dėti aš tikrai nenoriu. Tai man, va taip. Kai įsivažiuoja, tai einasi tikrai labai greitai, bet makalinės yra. Tikiuosi, pats kaspinas bus daug patogiau siuvinėti, kadangi ten daugiau vienos spalvos yra. Man labai patinka šitas progresas. Jisai pakankamai didelis, kai prijungiau prie kryželių projekto, tai tikrai labai daug pasistumėjo iš karto. Na ir Mirabilia Dressmaker's Daughter. Buvo šitie du išsiuvinėti, buvo štai tiek čia išsiuvinėta. Ir man reikėjo padaryti 3000, tad iki pusės ir dalį šičia padariau. Taigi, sekančiam mėnesiui man reikia padaryti būtinai visą apačią čia, abiejų. Ir tai būtų 500 kryželių. Na ir ką dar man reikėtų padaryti? Man reikėtų jau pačiai susijimti ir padaryti viską iki pusės čia, kadangi aš noriu į sezoną padaryti po manekeną. Tai man per gegužę reikėtų padaryti visą pilnai šitą. Kadangi projektų yra 500 kryželių ir čia automatiškai užtektų man vat, tik tai tos dalies ir jau ten bus greičiausiai 500, tai teks truputėlį padirbėti, kaip čia pasakyti, viršvalandžių šitam darbui. Kaip gaunasi, man labai patinka siuvinėti stambesnę adatą, siuvinėjo 24 numerio adatą ant 32 kaunto pirmin lino. Vat. Ir tikrai kryželiai gula daug gražiau, labai patinka vat šis visas manekenas, čia visos spalvos tiesiog nuostabios, štai čia yra du skirtingi šilkai. Čia yra vienas šilko. Čia yra dar tas pats šilkas, ta pati spalva šitą vietoje. Ir čia. Toks perėjimai matosi. Tikrai labai gražus. Tai būtų 204, tas pats pačiausias ir man atrodo labiausiai jisai tinkantis sampleriam visokiem ten ir panašiai. Tai Caron Water Lilies 204. Jisai yra pakankamai daug plačiai naudojamas Mirabilijose, taipogi. Tai būtų tiek, 500 kryželių kitą mėnesiui. Nėra kas.
aišku, žinant, kad aš dar turėjau nesuvinėjimo savaitę, truputėlį daugiau nei savaitę, tai jaučiu, kad pakankamai daug esu padariusi. Na ir mano meškiai. Tai 4 aukštas padarytas ir truputėlį 5. Ir aš truputėlį patrauksiu kamerą, kad matytųsi. Štai taip. Man atrodo, daugiau į kadrą jisai nebetils. Teks man filmuoti arba virtuvėje, arba tiesiog geresnio, arba tiesiog statmenai. Vat. Labai nemėgstu aš tų juodų linijų ten, kai būna video iš kraštų, bet jis toksai ilgas ir tiesiog jo niekaip kitaip aš jo nenufilmuosiu. Arba tiesiog dėsiu nuorodas jums pasižiūrėti į prieš tai buvusius video kiekvieną kartą ir rodysiu tik tai po 1 aukštą. Tai vat, išsiuvinėjau 4 aukštą. Čia matosi marshmallows, 3 meškiukai, čia 2 servetėlės, jos tokios nėra pačios lengviausios, čia yra 3 spalvos, 4. Vat, ir jos nėra pačios lengviausios padaryti, kadangi, na, čia pirmyn atgal, taip, eit zigzagais irgi, o aš suvinėdama leidžiuosi žemyn. Vat, BS iki galo nepadariau štai čia, kadangi čia nėra dar tų sausainių, tie sausainiai visur liečiasi. Na, ir mano 5 aukštas būtų tik tiek, vat. Ir tikiuosi 6500 kryželių kitą mėnesį man padės padaryti visą 5 aukštą ir galbūt dar šiek tiek. Ir aš kiekvieną kartą vis planuojasi savo daryti, ai čia 2 aukštus galiu išsiuvinėti ir panašiai, bet kai buvo labai didelis spaudimas, kaip ir padaryti kryželius po kryželio projektui tuos 12 000, tai man buvo po 3002 kitų darbų ir 6000 padaryti šičia. Tai aš tiesiog jau mėčiausi, praktiškai jau dariau čia, paskui man reikėjo ten eiti daryti, būtinai atsiskaityti ir ten. Čia mūza pabėgo, čia vėl kas ir kažkaip taip nesisekė. Dabar 2 projektus aš galiu atsiskaityti iš karto praktiškai per 1 dieną, tai yra Mirabilia ir Dimensions po 500 kryželių, aš galiu laisvai atsiskaityti per 1 dieną. Atsiskaičius per 1 dieną aš galiu toliau sėstis, darytis, vat, būtent kažką, kas man prie širdies, vat, būtent tą minutę. O vat, būtent šitie meškiai man kažkodėl jie yra prie širdies kiekvieną minutę. Vat, aišku, aš ir Mirabilia labai linkstu prie visų savo pradėtukų, kuriuos noriu daryti ir panašiai. Bet yra praktiškai jau laikas, kad aš tiesiog turiu paimti, susijimti ir pabaigti kažkuriuos savo tuos didžiausius projektus. Tai aišku, šitas projektas yra metras, turbūt bus virš metro, nes aš planuoju dar 11 aukštą. Mirabilia manekenai pilnai telpa į 50x70, vainikas taipogi yra pakankamai didelis. Visi kiti darbai mano taipogi yra pradėti pakankamai dideliai, skyrus tuos magnetukus. Ir tuo labiau, kad man dar liko tiek daug dėžių parodyti mano sandėliuko ir pradėti naujus. Tai taip manau, kad mano visi sandėliukų pradėjimo tiesiog jie bus naujų progresų, naujų procesų užsiveisimui. Aišku, vieną iš jų aš jau baigiau, bet nauji procesai, tiesiog jie bus pradėti, pasiuvinėti dieną arba 2 ir tiesiog padedami toliau. Labai puikiai aš laikausi kol kas savo metų planų. Siuvinėjau, turiu išsiuvinėjusi iš tikrųjų jau 3 darbus iš 1, 2, 3, 4, 8, 10, iš 14 darbų turiu 3 jau pilnai išsiuvinėjus, 3 pilnai judinamus ir dabar dar pradėjau 4 pilnai judinti. Tai, na, aš tikiuosi, kad man pavyks mano metų planus įgyvendinti. Bet tai būtų tiek mano progresų šiandienai. Toliau aš jums parodysiu savo dar vieną progresą. Tai būtų štai šis butelis ir tai būtų mano naujienos, kadangi aš pirkau šiuos rinkinius ir gavau praeitą savaitę. Tai būtų mano naujienos, mano sandėliukui.
Į sandėliuko pradėjimus, aišku, jie neįeina, kadangi tai buvo pirkti šiemet. Ir būtų štai toks progresėlis. Tai padariau ten valandos ar ten 2 bėgį, žodžiu, gamindama valgyti. Tai alkoholis, nepykit, reklama. Žodžiu, štai toks, tai yra magnetai. Ir toliau mano sekantys pirkinukai būtų štai tokie. Tai būtų toks kaip žaisliukas. Halloweenui. Pas mus čia Halloweenas labai netgi yra švenčiamas ir kaip tik kilęs yra iš Airijos. Tai Halloweenui reikia. Toliau magnetukai, nors greičiausiai bus tai žaisliukai ant eglutės. Toliau štai toks darbelis. Štai toks rinkinukas, tokie darbeliai. Aš esu užsisakiusi medinukų tokių, aš noriu pasidaryti organizerį, tokį kaip ten būtų Woodland ar kažkaip taip vadinasi Etsy, tiksliai neprisimenu tokį organizerį, jį galite pamatyti pas Juliai Saikina, kanalas vadinasi Armada. Jinai turi būtent tokį organizerį, bet jinai pirkosi jį padarytą, o aš tiesiog pagal savo norus ir pagal tai, kam man reikia ir kokiu man reikia, aš tiesiog pasidarysiu jį pati. Tai va, aš esu jau užsisakiusi tam tikrus ten dalykėlius, kur ten pasidarytam organizeriui ir man reikės papuošimų tokių. Tai va, magnetukai tokie, jie nebus magnetai, jie bus tiesiog papuošimai tokie. Toliau toks dinozauras. Ir štai tokie paršiukai. Juos tiesiog visus labai išpirko. Kai aš norėjau pirkti, tai aš kaip ir, kiek to sakau, nusipirksiu vėliau. Na, tikiuosi susirinkti beveik visą kolekciją šitų visokių plastikiukų. Nors iš dalies aš turiu labai daug ir plastikinės kanvos. Bet tuos, kurių labiausiai norėjau, aš nusipirkau. Sekantis būtų štai tokia lapė, sapnų gaudyklė, man ji labai patiko ir patiko dar tuom, kad joje nėra jokio įsikišimo čia. Ir mano mintis yra padaryti tokį kaip tikrą sapnų gaudyklę ir padaryti ją su plunksnom ten ir taip toliau. Tai aš AliExpress jau nusipirkau sapnų gaudyklę, laukiu jos, tikiuosi man ten viskas tiks. Tai vietoj to rato, kur ten būna išpinta, bus ši laputė iš abiejų pusių, man teks suvinėti pilnai šį. Ir toliau tiesiog šitie visi papuošimai bus įkišti į apačią tarp visų plunksnų. Sekantis būtų mano pirkinukas štai toks kalėdinis briedis. Tai va šis briedis yra su karoliukais, su tuo vėlimo vilna ta vėlimui. Toliau kanva labai graži 16 ir jos tikrai nekeisiu, nors jinai ir gama, bet jos tikrai nekeisiu. Ir tikrai siuvinėsiu ne dabar, kadangi jau per visą YouTube atsisiuvinėjau akim tiesiog nežinau kiek. Ten turbūt tik tai patingėję šiemet nesiuvinėjo. O aš aišku gavau ir pernai, aišku. Aš aišku gavau tik tai prieš kelias savaitės, tai kaip ir nesiruošiu siuvinėti, nes tai nei kalėdos, nei ką, dabar kaip ir Velykos ateina. Tai toliau būtų va štai tokie du. Matėte prieš tai mano du šituos pirkinukus iš tos pačios serijos, tad jų aš čia nerodysiu ir dabar parodysiu tik tai šiuos. Neaišku, kodėl va šita rožė buvo brangesnė 2,5 karto nei aguona, kurią aš jau pradėjau. Ir aš ją dėlsiau pirkti, bet paskui pasižiūrėjau tiesiog, kiek kainuoja pats audinys nusipirkti jai. Tai nusprendžiau, kad tiesiog, tiek tos, tokių būna rinkinių. Nors, aišku, aš DMC siūlų turiu daug ir čia 30 kauntas, tai 30 kauntų DMC linas yra pakankamai brangus palyginti. Ir tiesiog jo reikėjo man didesnio gabalo ir tas gabalas, jisai siauras pakankamai, bet man reikėjo į ilgį jo didesnio, kad tiesiog tilptų mano gėlėje. Todėl gaunasi pats linas
Casa Čininoj, kiek jisai buvo, gal 49 eurai tas metras. Tai o rinkinys 60 eurų, kažkas tokio. 63 gal eurai, kad, na, man praktiškai DMC siūlai, audinys ir paskui ar aš jį naudosiu kur nors dar ten tą likutį, ar ne, irgi klausimas, kadangi aš kitą rinkinį turiu. Tai ir dar spalva atitaikyti buvo tiesiog neįmanomas reikalas. Tai nusprendžiau, kad tiesiog rinkinys bus geriau, bet kodėl jisai buvo brangesnis už štai šią 2,5 karto, aš tiesiog nesupratau. Vat, tai aš jau turiu pradėjusi šias aguonas ir jie žadu šiandien pasiuvinėti, žadu vat, būtent tą pasidaryti, čia būtų kaip skersinis pjūvis, kaip ir braižybose, kiek prisimenu, bet jis man atrodo kaip koks, nežinau, vabalas. Žodžiu, aš turiu jau pasidariusi čia liniją pasidariusi tiesiog pasižiūrėjimui kaip ten kas ir tiesiog čia jau susidėjau siūlus visus parkavimai. Na, čia šiek tiek priėjus, prie šitos maždaug, kad atsiskaičiavau viską, jau viską galima būtų daryti. Todėl į progresų šio mėnesio šitos aguonos neįdėjau, kadangi jos tiesiog nedaug yra ir ten labai didelė netvarka, kadangi visur tiesiog pasidaryti rėmelio, visą apačią, kad rėmeliui būtų ir tiesiog daug siūlų visur, tai tiesiog labai ten visko prisivėlė man. Tai būtų štai tokia serija. Vat, nežinau, netelpa parodyti. Gal taip tilps. Vat štai tokia serija. Ir mano dvi didžiosios, viena išsiuvinėta ir kita dar rinkinyje. Tai aš gavau ir irisus. Jie atrodo štai taip. Spalvynas. Tai būtų irisai ir šita rožė. Jie yra ant printuotos medžiagos. Ten yra šiokio tokio printo. Ar matyti, ar nematyti? Čia nematyti. Čia matyti. Vat, štai toks printas būtų. Tai jau man teks, jau nenori, jau jį čia turiu siuvinėti ant originalaus. Ten dažyti, tepliot kažką, tai irgi ne į temą. Na ir kaip minėjau, pati medžiaga, tai va 2 šitie, ant tos pačios medžiagos man išeitų ten 50 eurų vien tik tai medžiagą nusipirkti, praktiškai 50 eurų. O dar kur siūlai, dar kur dažyti, na tiesiog neapsimokėjo, praktiškai tiek kainavo abu rinkiniai. Tai aš juos pakankamai pigiai nusipirkau šios 2 rinkinius ir šį. Na, o šis kainavo beveik tiek pat, kiek visi 3 sudėjus. Nes dar ir siuntimas šitam išėjo, kadangi šitie buvo siuntimas nemokamas. Tai būtų tiek mano pirkinių su rinkiniais. Dabar būtų dar viena prieš save, matote, tokią gražuolę. Dar viena rūšiuoklė biseriui iš Volšebnaja Starana. Vat. Su tokiu dangteliu. Jis gražiai nusistumia. Čia taipogi. Na, aš turiu jas dar 2 ir man pilnai užtenka. Vat, baigus Mirabiliją, praktiškai šitai Mirabilijai Dressmakers Daughter man reikia 2, kadangi čia yra 13 o biserio ten yra, aš nežinau, ten 18 gal ar kažkas tokio, tai man reikia 2. O šiaip visose kitose Mirabilije tai praktiškai pilnai užtenka vienos vat tokios rūšiuoklės. Tai vat būtų šiandien dienai tiek, pirkinių daug, pradėtukų daug, pajudėjau tikrai irgi nemažai, nors buvo tikrai nesiuvinėjamoji savaitė ar 2. Tai tikrai buvo spaudimo man pačiai, kad greičiau, nes reikia atsiskaityti. Vat, ir tikrai džiaugiuosi, kad viskas pavyko atsiskaityti, viskas atrodo pakankamai greitai, gerai juda.
Ir siuvinėjimo noras tikrai nedingo, buvo ieškojimų metas vienu momentu, buvo noras pradėti tas 12 gražuolių, kurie siuvinėja Audronė ir Akvilė. Ir berods Irma vardas merginos, jau ten seniai tikrai mačiau, kad jinai rodytų kokį progresą iš tų. Ir Alesė taipogi siuvinėja. Bet tai galvojau prisijungsiu ir aš, bet pasirodo ten reikia virš 2 metrų medžiagos ir aš jos neturėjau. Tad aš ją užsakiau ir visą savaitę praktiškai aš dirbau prie savo siūlų. Praeitą savaitgalį šeštadienį aš pradėjau daryti karpimus, aš pradėjau savo visus siūlus, tiesiog nuo bobinų nuvinioti ir karpyti po metrą. Ir verti ant kartoninių, kaip čia pavadinti, rūšiuoklių iš DMC. Tai kadangi paletė yra tikrai 500 spalvų ir ten neįmanomas reikalas per vieną dieną visko sustvarkyti, kai turi paletę ir dar ten labai daug papildomų, tai palyginti tikrai ilgai užtrukau aš pabaigiau tvarkytis tik tai trečiadienį turbūt, bet jau į tarpus turėjau eiti pasiuvinėti, kažką padaryti, kadangi tiesiog nusibodo stovėti visą laiką ir ten tuos siūlus vyniot. Taip, siūlus persitvarkiau, parodysiu nuorodą dėsiu ir parodysiu, kaip tai atrodo rusiškam video YouTube. Aš tiesiog nefilmuosiu, nes pas mane dar kol kas yra viskas progrese, bet jau galimas naudojimas to viso reikalo. Taipogi nusipirkau tų apvadų vonios kambariui su skylutėm. Ir turiu pakankamai daug, jie eina labai ilgi, nes praktiškai aš, kai nuo grindų iki lubų, tai man net netelpo tą visą reikalą įdėti. Tai aš jums galiu tik tai parodyti dalį. Tai dalis atrodytų štai taip. Tai yra toks kaip vinilas, nes labai gerai man jisai nusikarpė. Čia labai gerai tie siūlai ir aš, na, taip pabandymui įkišau ten tokios lipnios juostos, tokios, na, ten kaip koks, nežinau, kaip kempinėlė tokia lipni. Na, ir čia taip užsikabina ir kai bus siūlai, jisai nesivartys. Tiesiog va taip. Ir čia aš lipdukų nusipirkau, jau galėsiu klijuoti lipdukus ir aišku, tiesiog juos priklijuoti kartu su lipne juosta dar, kad jie man net šokinėtų. Na ir taip bus mano visi siūlai kabantys tokioj dėžiai. Taip jie kabos. Tai man prireikė 4 ilgų visai paletiai. Ir ant jos kabinsiu tik tai tada, kai jau tiesiog susižymėsiu, viską susitvarkysiu. Tai bus atskira dėžė. Ir aš ant jos dėsiu tik tai tada, kai jau iš projektų imsiu siūlus ir dėliosiu jau atgal į savo tas dėžutės. Nes dabar turiu susirinkiniavus, pavyzdžiui, Mirabilija, Vila Mirabilija, turiu Mirabilijos White Winter Santa, kaip jis ten vadinasi, paskui turiu Lavender and Lace 3 surinkiniavus taipogi. Ir vis perku tau siūlus, nes man vis kitam darbui trūksta. Kadangi ten Lavender and Lace nerašo, kiek ten reikia, ten tų matkelių, tai visų aš turiu po kelis. Oi, ten tiek esu prisipirkusi siūlų, tiek aš juos karpiau, kad tikrai užtrukau daugiau nei savaitę ir tikrai visko iki galo dar nepadariau. Tai nusprendžiau, kad turint vieną dėžę tokią, nereikia apsikrauti dėžutėm aplinkui ir ieškoti siūlo, tiesiog visi siūlai po metrą. Tiesiog reikiamam darbui, įsitraukiau tą metrą, užsikabinau ant rūšiuoklės ir siuvinėjau toliau. Pakankamai gerai, kadangi aš jau panaudojau tą savo organizaciją, būtent Body Threads abecėliai. Tai man tikrai patiko. Ir tai būtų tiek šiandien dienai. Linkiu jums lygių kryžiukų, gerų pirkinių, gero oro,
būtent, nes kiek mačiau, ten buvo ir sniego pas kai ką praeitoj savaitėj ir, na, tikiuosi, mūsų siuvinėjimo greičiai bus visų sparčiausi, darbai patys gražiausi, kryžiukai patys lygiausi. Ir susitiksim kituose video, neužmirškit prenumeruoti, spausti like ir komentuoti po video. Iki.